Lietuvių fondas – tai pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra išlaikyti ir remti lietuviškąją kultūrą, švietimą bei lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Lietuvių fondas remia iniciatyvas, padedančias išlaikyti lietuviškąjį paveldą ir tradicijas. Per 6 gyvavimo dešimtmečius Lietuvių fondo nariai sutelkė daugiau nei 50 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių kapitalą. Nuo pat įsteigimo 1962 metais įvairiems projektams bei stipendijoms Lietuvių fondas jau yra paskyręs daugiau kaip 25 milijonus dolerių. Pastaraisiais laikais jau keleri metai iš eilės lituanistinėms mokykloms, švietimui, lietuviškoms organizacijoms ir išeivijos lietuvių kultūrai fondas kasmet paskiria apie $1,5 milijono dolerių paramos. Žmonės prieš 60 metų, kurie įkūrė fondą, turėjo puikią idėją, kurią jie įgyvendino ir mes bandom prie to dar dirbti ir puoselėti. Kaip ir pradiniai fondo įkūrėjai, mes taip pat suprantam, kokią naudą turi finansiškai paremti veiklą užsienyje lietuviams. Lietuvoje yra valdiški fondai, kur padeda. Mes kuriam savo mokyklas, savo organizacijas, savo kultūrinę veiklą. Taip pat padedam studentams lietuvių kilmės, kad jie galėtų pasiekti savo galimybės šioje šalyje ar kitur pasaulyje. Ir tas niekad nepasibaigs, nes visada reikėtų lėšų. Čia tas pradininkas. Ir gerai atrodai. Tai tik su lasda, bet kitaip visai puikiai. Kitų advokatų. Mes nežinojom, kas atsitiks. Mes tikėjomės kada nors surinkti $1 milijoną. Kaip laikas ėjo, galimybės padėti lietuviškiems reikalams platėjo. Ir fondas naudojasi tuo. Ir čia yra ir fondo stiprybė, mano nuomonė, šiandien, kad fondas yra pakankamai lankstus padėti įvairiuose srityse, liečiančius lietuviškumą, liečiančius lietuvišką kultūrą, lietuvišką veiklą. Išėjo daug geriau, negu kad mes tikėjomės, kai prašėm įstatus ir įsteigėm korporaciją. Šiandien svarbu nepamiršti, kad Lietuvių fondą jo kūrėjai steigė būtent 7-ajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje. Tai yra pasaulinio šaltojo karo laikais, kuomet pati Lietuvos valstybė buvo prarasta, visų lietuvių tėvynė okupuota, o ir pats Lietuvos vardas ištrintas iš politinių pasaulio žemėlapių. Tuo metu, pasinaudodama bet kuriomis įmanomomis progomis ir priemonėmis, kaip ir čia rodomoje to laikmečio pasaulinėje parodoje Niujorke apie Lietuvą ir apie Baltijos šalių laisvės bylą, laisvajam pasauliui geriausiai galėjo priminti būtent išeiviją. Tuo pačiu visiems karo audrų ir geležinės uždangos nuo tėvynės atskirtiems užsienio lietuviams buvo iškilusi ir gyvybiškai svarbi užduotis. Kaip gyvenant svečiose šalyse, globaliame pasaulyje, išlaikyti, puoselėti ir iš kartos į kartą perduoti lietuvių tautos tapatybę, jos kalbą, kultūrą bei papročius. Jau buvo praėję daugiau nei 15 metų nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Beveik visus išėjusiuosius kankino nostalgija, tėvynės ilgesys, o kai kuriuos net ir sunkiai apibūdinami kaltės bei skolingumo jausmai. Galbūt jūsų kartai yra sunkiau suprantama mūsų padėtis, kadangi mes iš Lietuvos, kaip ir mano amžiaus žmonės, visi tie, kurie įsijungė į fondą, buvom Lietuvą palikom gimnazistai. O kaip jūs žinote, gimnazistas yra pats
geriausias ir idealas gyvenantis asmuo. Ir mums ta tėvynės palikimo nostalgija ir kažkaip giliai įstrigo į mūsų psichą, į mūsų psichologiją. Ir aš asmeniškai atsimenu, kai mes išbėgome iš Lietuvos, tai buvo gaila tos Lietuvos, tos tautos, kuri tada buvo pradėjus jau kilti, reiškia, savo kultūriniais ir ekonominiais reikalais. Ir mes kažkaip man pasiliko, mano bent širdyje ir mano psichija pasiliko, kad jeigu man proga kada nors būtų, kokiu nors būdu, kad atsilygint tautai. Pirmosios nepriklausomybės laikotarpiu Lietuvoje spėjo užgimti ir užaugti ta jaunoji karta, kuri nebuvo patyrusi nei karo, nei svetimųjų valstybių okupacijų jungo. Jie buvo ugdomi tėvynės meilės ir tautiškumo dvasia. Nuo pat vaikystės dienų ši karta matė, kaip iš pirmojo pasaulinio karo paliktų varganų griuvėsių kyla, keičiasi ir gražėja naujoji to meto Lietuva. Laikinoji sostinė Kaunas ir kiti Lietuvos miestai stebino modernistinę to laikmečio architektūrą. Kilo nauji pastatai, bažnyčios, mokyklos, gimnazijos, ligoninės bei kiti visuomeninės paskirties statiniai. Akademinis jaunimas brendo kupinas svajonių ir planų apie tai, kaip jie ateityje kurs ir statys Lietuvą. Deja, netrukus daugelis iš jų nerūpestingos vaikystės ir jaunystės dienas prisimins kaip nuostabų sapną, tarsi nepasiekiamą svajonių karalystę, iš kurios juos ūmai ir negailestingai išvarė karas. Lietuvos gyventojus, ypač darbingą, pajėgią ir kūrybingą jaunąją kartą, ėmė naikinti ir po visą pasaulį išblaškė komunistų bei nacių režimų okupacijos. Vienus iš gimtinės per prievartą kančioms trėmė užgrobikai. Kiti, nieko nelaukę iš dviejų blogybių, patys rinkosi mažesnėje ir savo norų tapo benamiais tremtiniais. Jie jau buvo patyrę tai, kas prasidėjo iškart po Lietuvos okupacijos ir aneksijos 40 metais. Lietuvoje jau buvo gerai žinoma, kad komunistai yra sudarę sąrašus ir numatę represuoti per 320 000 žmonių, kurie yra priklausę kokioms nors Lietuvoje buvusioms partijoms ar organizacijoms. Apimti siaubo nuo sugrįžtančio komunistinio teroro, savo namus ir tėvynę staiga apsisprendė palikti daugiau nei 200 000 Lietuvos gyventojų. Jie bėgo į vakarus, į bombarduojamą, nualintą, karą pralaiminčią Vokietiją. Niekas negali žinoti, kiek jų žuvo bombarduojant Vokietijos miestus, nuskandinant Baltijos jūroje laivus gabenančius pabėgėlius, kulkosvaidžiais iš lėktuvų apšaudant beginklių vilkstines ir traukinius. Taip pat nežinomas ir skaičius bei likimas tų lietuvių, kurie pakliuvo į Raudonosios armijos nasrus. Dauguma pabėgėlių tikėjosi netrukus, gal po savaitės kitos ar po mėnesio, sugrįžti namo. Žinot, mes buvom tiek įbauginti tų sovietų, kad jūs neįsivaizduojat. Dėl ko mes palikom? Dėl to, kadangi aš mačiau savo akimis, kai mano mūsų mokytoja paėmė, žinai, vieną tą rytą, kai vežė, mano tėtis pažadino mane, sako, žiūrėk, vaikeli, žinai, sako, kažkas tai čia vyksta, sako, žiūrėk, mokytoja, sako, važiuoja, sako, sunkvežimiai, sako, su kištikais ir sako, žiūrėk, sako, pristojęs prie mokyklos, mes gyvenam visiškai šalia netoli. Ir sako, išveda tą mūsų vedėją, žinai. Tai, žinai, buvo baisus laikas buvo. Ir mano tėvas pasižadėjo, sako, aš daugiau, kaip antrus sykį į okupaciją. Sako, aš čia jokių būdų negaliu likti. Mamytė labai verkė, buvo labai nelaiminga, ir lageriai buvo nelaiminga, ir Amerikoje buvo nelaiminga. Bet mano tėtis visągi sakydavo, mama, geriau negu čia, negu kad Sibire. Belskėmės, kad nesam Sibire.
Pasibaigę karo veiksmai Lietuvai laisvės neatnešė. Milijonai panašių pabėgėlių iš įvairių Europos šalių susibūrė Vokietijoje, laikinose amerikiečių, britų bei prancūzų okupacinėse zonose įrengtose stovyklose. Į jas buvo atblokšta apie 70% Lietuvos rašytojų draugijos narių, šimtai inžinierių, teisininkų, mokslininkų, valstybės tarnautojų, ūkininkų, net ketvirtadalis visų Lietuvos dvasiškių. Praradę savo valstybę, tėvynės teritoriją ir savuosius namus, jie nedelsant vieni su kitais susižinojo ir susiorganizavę į tremtinių bendruomenę, ėmė atkūrinėti savotišką atsarginę Lietuvą. Čia buvo savas lietuviškas švietimas, spauda, visuomeninės, profesinės ir religinės organizacijos, politinės partijos, jaunimo organizacijos. Visose lietuvių stovyklose veikė vaikų darželiai ir pradinės mokyklos, gimnazijos, amatų ir kitokios specialiosios mokyklos. Buvo leidžiami sieniniai laikraščiai, periodinė spauda, spausdinamos knygos. Beveik visas laisvalaikis buvo skirtas sportui, chorams, tautiniams šokiams, teatrui. Tuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenę ankstesniosios išeivijos kartos lietuviai per labai trumpą laiką gausiai aukojo pinigus ir sutelkė daugiamilijoninį bendrąjį Amerikos lietuvių fondą, kurio pagrindinė užduotis buvo šelpti ir rūpintis nuo karo nukentėjusiais lietuviais, prisiglaudusiais išvietintųjų asmenų stovyklose Vokietijoje. Labą dieną, malonūs žiūrovai. Į jūs kalbas yra žurnalistas Jonas Valaitis, aukų surinkėjas ir išvažinėjęs visą Ameriką. Ir juose šimtuose vietovių esam radę lietuvių geros širdies žmonių, kurie pabėgėliams nuo komunizmo gelbėjo. Balfas yra bendras Amerikos lietuvių šalpos fondas, visų lietuvių organizacijų įstaiga. Reikėjo žmonėms visko, maistų, pinigų, vaistų ypač. Čia matot, kaip vyksta darbas. Sandėly savanoriai žmonės talkino. Aukų rinkimų pradžia. Spalio 2, 3, 4, 47 metais. Čia dalyvauja ir Lietuvos pasiuntinys Vašingtone, ir generalinis konsulas ir eilė kitų. Pirmą pinigą aukojo miesto gospodorius, meras Inteliteri, o paskui po to visi kiti dignatarai. Tas paskatino lietuvaites miestą pasklisti ir rinkti daugiau pinigų. Tarp dangoraižių miesto centre prie visų įstaigų gatvėse tūkstančiai, sakyčiau, praeivių susimylėjo nukentėjusiems lietuviams Europoje gelbėti ir metė be pasigailėjimo aukas į karbonėles, dėžutes, kaip matot. Ir atminkit, kad surinko vis dėlto milijoninius pinigus. Po jau apšienavus New Yorko centrą persikėlė visos aukų rinkėjos į Bruklino miesto dalį. Čia susirinko parapijų žmonės. Dalyvavo Aušros vartų, apreiškimo parapijos, Mespeto viešpaties atsimainimo, Švento Jurgio centro Brukline. Visi bendrai parodė lietuvių vieningumą nelaimiai vienas kitam pagelbėti. Kol buvo Vokietijoje, siuntėme ten. Atvyko į Ameriką, pagelbėjom visiems įsikurti čia. Tėvynėje tuo metu siautėjo komunistinis teroras ir represijos. Prasidėjo masiniai trėmimai, tebevyko sunki, gyvybės už laisvę aukojusių partizanų kova. Drauge su Amerikos bendrapiliečiais išeiviais iš kitų Europos valstybių,
Jie pasirūpino, kad Jungtinių valstijų įstatymų leidėjai padarytų tam tikras pataisas imigracijos įstatymuose, pagal kurias būtų padidintos imigracijos kvotos, kad į Jungtines Amerikos valstijas būtų leista atvykti apie 30 000 Lietuvos piliečių pasitraukusių nuo komunistinio režimo Lietuvoje. Tūkstantis 1949 m. birželio 14 d. Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas Augsburge paskelbė Lietuvių chartą, kurioje buvo suformuluoti pagrindiniai išeivijos tikslai – lietuvybės išlaikymas ir kova dėl Lietuvos nepriklausomybės. Prieš išsiskirstant iš stovyklų Vokietijoje, lietuviai vieningai nutarė kiekviename krašte, kur jie bebūtų, telktis ir steigti lietuvių bendruomenes. Taip pat ir jas visas vienijančią pasaulio lietuvių bendruomenę. Karo pabėgėlių stovyklas Vokietijoje likviduojant, kelerius metus ten gyvenę žmonės ėmė sklaidytis po įvairius pasaulio kraštus. Amerikoje gyvenę tautiečiai suskato rašyti jiems iškvietimus, įsipareigodami Amerikos valdžiai, kad jie laikinai garantuoja už atvykstančiųjų asmenų ir jų šeimų išlaikymą. Pats kūrimasis naujosios emigracijos irgi nebuvo lengvas. Pirmiausiai buvo, stengiamasi įsitvirtinti, gyventi, kasdienybę, tvirtinti savo pamatus. Bet ir vienas kitas, kaip sakant, doleris atkrisdavo ne taip greitai. Čia vargom fabrikuose smarkiai, žiauriai vargom. Galėčiau pasakyti, net turbūt būtų koktu sakyti, ką aš dirbau. Aš dirbau vagonų dirbtuvėje, kur statė vagonus, arba juos taip pat, atnaujindavau. Ir būdavo visi tie vagonai, gyvuliniai vagonai, kur vežiodavau ar tai karves, ar tai kiaulės. Skersti jau čia. Taip, čia skersti ir tie vagonai buvo jau pasenę, reikėjo pakeisti kai kurias dalis, grindis, sienas ir taip toliau. Tai ten su pneumatiniu kūju reikėdavo kirsti, tos, kaip sako, šriubus, tarkiant, varžtus, ir nepaprastai dulkėdavo. Ir garsas. Ir aš dabar atsilpną klausą turiu, tai gaudavau to vieno to kūjo, kuris per geležį, tai barškino per dantis. Kągi, aš išdirbau fizinį darbą turbūt 7 metus. Atvažiavome į Ameriką ir gyvenom jau porą metų ir turėjau tokias draugės, kur mes kartu laivu važiavom
Ir jie buvo irgi 3 vaikai, 3 jau teenageriai. Gyveno, tuomet iš viso nebuvo statybų, nebuvo būtų, mes visi gyvenom kur nors rūsiuose. Ir aš nuėjau pas tą savo draugės ir sakau, ir jos tėvai nupirko naują šaldytuvą ir naują miegamo setą, kaip jie sako. Miegamą, žinau, komodą ir lovas. Aš pareinu tėvelį, sakau, tėvelį, žinai, Saulės tėvai, sakau, nusipirko naują šaldytuvą, o mes tokia seną kažkokią iš ielos, ten būdavo mums Amerikos lietuviai parduodavo tokius išmestus. Tėvas išplėtė akis, vaikė, kur aš dėsiu tą šaldytuvą, kai išvažiuosiu į Lietuvą? Tai jau tam buvo praėję beveik 10 metų nuo išvažiavimo. Tai gali įsivaizduoti, kokia buvo didelė širdgėla. Vos tik atvykus į naująjį kraštą, viena po kitos buvo steigiamos lituanistinės mokyklos, pagyvėjo Amerikos lietuvių periodinė spauda. Imta leisti naujus laikraščius, rengti koncertus. 1951 m. lapkričio 18 d. Niujorke buvo iškilmingai pasirašytas Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenės įsteigimo aktas. Bendruomenės nariams ir jos išrinktajai vadovybei nuo pat pirmųjų dienų rūpėjo, kokiu būdu telkti lėšas. Taip reikalingas švietimo, kultūros bei visuomeniniai veiklai. Tais laikais dažniausiai tekdavo pasikliauti pavienių organizatorių sumanumu. Kiekvienai šventei, koncertui, knygai, leidiniui ar spektakliui, ką jau bekalbėti apie Čikagos lietuvių operą, bet kuriam renginiui, lėšos būdavo telkiamos atskirai. Bendruomenės posėdžiuose nuolatos būdavo svarstoma, kaip sutelkti lėšų dailininkų, rašytojų, poetų, muzikų kūrybai, kaip lietuviško turinio kūrėjus paskatinti ir paremti įvairiomis premijomis. Lėšų ypač trūko ir lituanistinėms mokykloms, vadovėlių paruošimui ir leidybai. Ištisą dešimtmetį buvo svarstomi įvairiausi pasiūlymai, kaip sutelkti vienokį ar kitokį nuolatinį fondą šioms reikmėms patenkinti. Tačiau niekaip nepavykdavo surasti visiems priimtiną sprendimą, koks tas fondas turėtų būti. Niujorkas turėjo organizavę geležinį fondą, Clevelande nieko neturėjo, bet jie planavo kažką tai steigti kultūriniam tikslam. Bet pasisekė prieiti prie išvados, kad protingiausia būtų turėti vieną organizaciją. Ir tas faktas buvo, kad planuojamas fondas buvo surištas su bendruomenė, galbūt buvo tas pardavimo taškas. Pirmiausias tai buvo Razmos straipsnis mūsų spaudoje. Labai gerai. Pirmiausiai, gal dėl prie to straipsnių ir prieisiu, tai buvo 1960 metais gruodžio 8 dieną straipsnį, kurį pasiunčiau, $1 milijonų fondas ir to fondo parlamentas lietuviškiams reikalams. Vienas iš tuometinių Draugo redaktorių, rašytojas Aloyzas Baronas, vėliau raštu prisimins, kad gavęs šį, tuomet mažai kam te pažįstamo daktaro Antano Razmos straipsnį, jis nusprendęs atspausdinti, nes jame neradęs nieko kenksmingo ar užgailaus, bet pats pagalvojęs, kad tai yra tik dar vienas šaukiančiojo tyruose balsas. Nuskambės ir nutils. Šita straipsnis pagrindinis mintis buvo tokios, kad lietuviai turim suorganizuoti $1 milijoną pagrindinio kapitalo ir kad tas fondas su $1 milijonų būtų investuotas ir kasmetinis pajamos būtų dalinamas lietuviškiams reikalams, kaip švietimui, kultūriniams reikalams ir kitiems projektams susijusiems su lietuvybė. Ta straipsnis siūsdamas aš turėjau galvoj, kad neužtenka straipsnį parašyti, bet reikia mokėti prie žmonių ir prieiti. Tai man atrodo tada, kad geriausia, jeigu mes sugebėsime pritraukti žmonės psichologiškai. Ir man atrodo tada, kad jeigu kapitalas yra
pastovus ir amžinas, tai vienas faktorius, kurį būtų patrauklus, kitas, kad patys aukotojai tą fondą ir tvarko. Aš ir pats perskaitęs tą straipsnį suabejojau. Man atrodo, kad tai yra kažkokia tai nereali fantazija, kad galima būtų sukaupti tiek pinigų ir palaikyti lietuvybę to sukurtų fondų. Tuo labiau tas buvo sunku arba sunkiau priimti vyresniai kartai, ypač lietuviškai kartai, kuri dirbo jau atsidėjusi lietuvį darbą, kad atsiranda kažkas tai tokio naujo, jiems sunkiai suprantamo. Tais laikais, kuomet buvo steigiamas Lietuvių fondas, Jungtinėse valstijose nuo seno gyvenusi ir įsikūrusi vyresnioji Amerikos lietuvių karta negailėjo aukoti didžiausias lėšas naujų lietuviškų bažnyčių statybai, spaustuvių modernizavimui, tėvų jėzuitų, pranciškonų, marijonų, seserų kazimieriečių ir kitiems tuo metu steigiamiems religiniams bei visuomeniniams centrams. Mano laikais, augant Amerikoje, buvo dvejopa lietuvių. Bedieviai ir tikintieji. Ką galiu pasakyti? Amerikoje lietuviai nuo 150 metų atgal įsteigė apie 150 lietuviškų katalikiškų parapijų. Čia buvo, sakysim, būdavojimas lietuvių bendruomenė. Judėjimas mano laikais, kai buvo vaikai, buvo aplink parapiją. Tai buvo įvairių draugysčių ir panašiai. Viskas ėjo aplink parapiją. Tuo laikotarpiu, kuomet buvo skelbiama Lietuvių fondo idėja, vienas iš didžiausių lietuvybės Amerikoje mecenatų, pramonininkas, inžinierius Antanas Rudis neskubėjo atsiliepti. Ir Lietuvių fondo nariu jis dar tik taps, po gero 10-mečio. Tuo tarpu savo lėšų jis negailėjo. Ir iš viso širdies rūpinosi būtent lietuviškomis bažnyčiomis. O statant Švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčią Market Parke, jis aukojo ne vien pinigus, bet ir parūpino visas pastato struktūrai reikalingas metalines konstrukcijas. Kaip ir dauguma kitų pirmosios išeivijos kartos Amerikos lietuvių, jis tikėjosi, kad jų rūpesčių ir kvietimų atvykę nuo karo nukentėjusieji tautiečiai perims ir pratęs būtent tą lietuviškąją veiklą, kurią Jungtinėse valstijose jie puoselėjo jau beveik visą 100 metų. Modernios lietuviškos bažnyčios tais laikais viena po kitos iškilo ir Niujorke, Clevelande, St. Louis bei kitose Amerikos miestuose. Mes Čikagoje turėdavom apie 12 parapijų lietuvių. Su priemiesčiais buvo apie 15, Illinois valstybėje buvo 26. Ir paskutinė banga iš Europos po antrą karą. Pabuvę Amerikoje dabar nuo karo pabaigos, kiek Čikagoje tebėra lietuvių parapijų. Patys suskaitykit. Kiek jų te lietuvių lankosi. Patys suskaitykite. Aš jau nenoriu tos numeris jums pakartot. Laisvino darbas, finansavimas Amerikos lietuvių taryba ir bendra Amerikos lietuvių šelpimo fondas. Beveik 98% buvo iš dosnumo krikščionių žmonių. Tuo metu tebeveikiantis ir savo brandos pasiekęs bendras Amerikos lietuvių fondas jau buvo sutelkęs ir įvairiai lietuviškai labdarai išdalinęs daugiau nei 2 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, neskaitant kitos materialinės paramos rūbais, daiktais ir medikamentais, ką jie tuomet vadindavo visokiomis gerybėmis. Nenuostabu,
kad dalis to meto Amerikos lietuvių visuomenės į naujojo fondo idėją iš pradžių žiūrėjo netgi su atlaidžia pašaipa. Tikrai buvo pajuokos beveik, kad čia tam tikra grupelė žmonelių nori savo ambicijas išreikšti ir panašiai. Aš čia konkrečiai neturiu, reiškia, kaip sakant, citatas, ištraukas iš straipsnių, kurie buvo tiesioginiai pasisakę prieš fondo kūrimą. Čia, reiškia, ponas Edvardas Šulaitis, Naujienų dienraštėje 60 metais, gruodžio 29 dienos numerį, rašo, šalia tų visų nepasisekusių ar tik maža dalelė pasisekusių fondo, štai draugo dienraščio puslapiuose daktaras Antanas Razma perša dar vieną fondą. Ir nepaprasta, $1 milijono. Tarsi girdi jo neišsakytas mintis. Ką čia prasidėti su mažais fondais, kurie mirė dar negimė, jie jau kabintis tai už didelės žuvies. $1 milijono lietuviškas fondas yra toks nerealus, kaip ir Mėnulio užkariavimas 1960 metais. Surasti bent 1000 lietuvių, kurie paaukotų ar paskolintų po $1000, yra nelengviau kaip pėsčiam pereiti per Atlantą. Dar čia porą sakinių. Daugiau šią temą atrodo nereikėtų diskutuoti, nes būtų lietuviškoje veikloje aktyviai besireiškiančių žmonių, kurie aukoja naktis ir savo uždirbtą pinigą papiktinimas. Jie tokiom idėjom tikrai negyveno. Jie gyveno kiekvieną dieną, rūpindamiesi kasdienybę ir to, sakyčiau, pagrindinės lietuvybės išlaikymo. Lietuvybė, kalba, kultūra, reiškia, ta prasme, reiškia, labai siaurąją prasme. Ir staiga, reiškia, atsiranda kažkokia tai nauja, plati pažiūra į pačią lietuvybę. Ir tas skepticizmas gan ilgai truko. Tai buvo viena iš problemų. Kita buvo, kad kam iš viso galvot taip stambiai. Buvo komentarų, kad surinkit $1000, išdalykite ir būsite atlikę savo funkciją. Deja, ačiū Dievui, iniciatoriai tokio žingsnio nesiėmė ir mes stengiamės organizuoti fondą, kuris būtų pakankamai lankstus, padėti įvairiuose srityse, liečiančius lietuviškumą, liečiančius lietuvišką kultūrą, lietuvišką veiklą. 1961 m. kovo 19 d. Lietuvių fondo iniciatoriai Čikagoje susitiko su lietuvių bendruomenės ir kitų profesinių lietuviškų organizacijų atstovais, kurie tuo tikslu atvyko iš įvairių Amerikos miestų. Simboliška, kad šiame susirinkime nedalyvavo nė vienas pirmosios lietuvių išeivių kartos atstovas. O ir pats susirinkimas vyko ne kuriuose nors visuomeninėse patalpose, bet kukliame, privačiame pedagogės Alicijos Rūgytės bute. Aš atsiradau ir buvau pakviestas, man atrodo, tik todėl aš tuo metu buvau Ilinojus lietuvių gydytojų draugijos pirmininku. Jau buvau praėję nuo mūsų atvykimo į Ameriką apie 11-12 metų ir tie gydytojai, kurie ir man pačiam teko būti, reiškia, pradžioj patyrė daug vargo, kada ir kalbą išmoko, paskui praėjo pro visas ligoninės institucijas ir procedūrą, egzaminų laikymus ir taip toliau. Ir jau po 11 metų tie gydytojai ir finansiniai geriau įsikūrė. Tai gydytojai tikrai suvaidino didelę rolę. Ypatingai, kad per 6 mėnesius sudėjo pirmosius $30,000. Daktaras Fernandas Kaunas, tai pirmas lietuvių fondo aukotojas. Ir įdomu, Feri, ką tu pasakytumai čia fondo atveju? Aš norėčiau sugrįžti į praeitį, kai fondą padėjom tau kurti. Norėčiau matyti prie šio stalo, pavyzdžiui, kitus seseriečius,
Prelatą Krupavičių, rašytoją Benediktą Babrauską, tuo metu buvusi rašytojų draugijos pirmininką. Jie tiek pat sielos įdėjo į to fondo kūrimą. Prisimenu, kaip mes važiuodavom mašina ir diskutuodavom, kad nors tą fondą padaryti, įjungti jį į bendruomenės, reiškia, ribas, kad bendruomenė vis apjungtų visus lietuvius ir kad būtų ta stiprioji tvirtovė. Ir mano tvirčiausias nusistatymas buvo, kad nebūtų fondo be bendruomenės. Ir ačiū Dievui, tas pasisekė išpildyti. Ačiū. Faktas, kad lietuvių bendruomenė buvo kaip pusiau mama fondo užnugarys ir turėjo vykdyti vajus, sukelt fondo pinigus, pasisekė rasti kompromisą, priimamą visiems, įsteigti Lietuvių fondą. 1961 m. rugsėjo mėnesį Niujorke įvykusiame Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenės tarybos suvažiavime buvo pagaliau nutarta priimti dr. Antano Razmos pasiūlytą formuluotę, kad Lietuvių fondas bus atskira narių organizacija, o ne Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenės padalinys. Tačiau Lietuvių fondo užduotis bus remti bendruomenės veiklą. Tuomet ir pati bendruomenė rūpinsis fondo telkimu bei valdymu. Antanas ir kiti kvietė mane prisidėti prie paruošiamųjų darbų. Mano indėlis yra labai ribotas ir labai specifinis. Aš parašiau įstatus ir inkorporavau fondą. Bendruomenės įrišimas į įstatus buvo gana komplikuota situacija, kadangi kaip jungi kitos organizacijos rolę, turi saugotis, kad nepakenktų tax exempt statusui. Atleiskit, kad aš vartoju angliškus žodžius tam tikslui, bet bus lengviau, tiksliausia išsireikšti. Faktas, kad bendruomenė turi teisę dalyvauti rinkimuose, būti valdyboje, taryboje, skirstymo komisijoje dalyvavimas. Man atrodo, kad nusiraminimas prasidėjo su inkorporavimu. Buvo post factum, ką be pasakysi, yra. Gali neremti, bet negali uždaryti. Žinia apie jau įsteigtą Lietuvių fondą netrukus ėmė sklisti po visas Jungtines Amerikos valstijas, kur tik begyventų lietuviai. Tačiau pirmieji žingsniai nebuvo lengvi ir lėšos į fondą plaukė gana pamažu. Nors Lietuvių fondo įstatuose yra numatyta, kad jo nariu gali tapti bet kuris asmuo įmokėjęs bent $100, ne kiekvienas iš karto galėjo sau leisti tokią sumą Lietuvių fondui paaukoti iš karto vienu mokesčiu. Aukoja, tai aukoja labai paprasti žmonės. Ir čia labai įdomu, kad palietėt šitą aukojimą, tai mes iš milijonierių mažiausiai pinigų gaunam. Bet yra labai jautrus reikalas, kada kūrėjas savanorius, jau nedaug ta liko, jie kartais siūsdavo po $1, po $5 į mėnesį ir jie iš labai skurdžios pensijos pensininkai labai stipriai remia. Tas yra teisinga, ta masė ir ypač senesnioji karta labai supranta Lietuvių fondą ir priešingai, čia jau baigia mokslus ir turi mūsų jaunieji akademikai. Jie visiškai neįsijungia ir beveik niekas neremia Lietuvių fondo, mūsų jaunieji profesoriai, kiti jaunieji sėkmingi biznio, taip sakant, prekybininkai ir taip toliau, šitie fondo neremia. Bendruomenės įjungimas davė mums žmonių iš bendruomenės jungtis į tą veiklą. Ir tas buvo absoliučiai reikalinga, naudinga. Buvo fondo komitetai įsteigti įvairiose vietovėse, daryti vajus. Kalifornijoje, Niujorke, Clevelande tikrai. Net ir Omahoje, man atrodo, buvo komitetėlis
rinkti pinigų fondai. Nors tenai lietuvių kolonija buvo gana ribota. Taip kad čia yra visos Amerikos bendravimas. Tuzinas daktarų nebūtų pasiekę, ko fondas pasiekė. Jie buvo absoliučiai reikalingi pradininkai. Ačiū už juos. Bet tada visuomenė plačiau rėmė. Kai mes pradėjome organizuotis, mes žiūrėjom, kaip žmonės dirba nuoširdžiai, tiek švietimo srity, tiek kultūrinė srity, bet jiems pinigų nebuvo. Jie vargšai suplanuodavo, bet jiems neišeidavo. Nebūtinai, kad jie nesugebėjo, bet nebuvo finansų. Tai mūsų pirmoji misija buvo, kaip tas institucijas pastatyti ant gerų kelių finansiškai. Ir užtat mes pradžioj metėm visą svorį, metėm švietimui, lituanistinės mokykloms ir daugiau kartais net kaip pusę skirdom tik tai vien mokykloms. Ir šitas mūsų pasimtas kelias pasiekė du tikslus. Pirmas, išgelbėjom švietimo tinklą ir pastatėm ant gerų kelių su gerais vadovėliais, su pratimais, su skaidrėms ir panašiai. Antras, visuomenė toj pat pamatė, kad mes einam, reiškia, tikrai į tą patį, tikrai lietuvybės širdį jaunimą, kad jis išliktų lietuviškas per mokyklas ir stovyklas. Ir čia mes skiriam nepaprastą dėmesį. Tai gaila, pradžioj mes nedaug pinigų turėjome, atsimenu, kai mes skirsim pirmą sykį 62 metais, tik 1200 paskyrėm. Tai atsimenu labai gerai ir mūsų su Baluku, kad sakim, įsivaizduok, kim sakau, Gediminą jau įsakydavo, Antaną, jeigu mes galėtume vietoj 1200 paskirti 12 000, mums atrodo tokia svajonė. Kągi, pirmiausiai, žinoma, organizuojant ką, eini pas savo draugus. Suradom taip pat savo draugų, pavyzdžiui, tokį daktarą Kazicką, prekybininką, kuris ypatingai daug padėjo tais laikais, kadangi jis jau pačiais pirmaisiais metais įnešė apie 20 000, paskui toliau dar baigės, taip jo rodos, kad įnašos apie 25 000 ir jisai kaip autoritetas visuomeniai, ekonomistų srity, tai jis mums labai padėjo. Ir dar vienas momentas, kada jau pajuto visuomenė pasitikėjimą ir pradėjo testamentais užrašyti. Ir ateityje mums šitų palikimų klausimas atrodo, kad yra gana šviesus, kadangi labai supranta publika, tai vietoje, kad kokiam bažnyčiai užrašyti, kur paskiau ne visuomet aišku, kaip tie pinigai yra, kadangi priklauso nuo bažnyčios valdovų, kaip jie tie pinigai tvarkomi. Tai, o čia turi jau yra visai aiškus dalykas. Pavyzdžiui, kaip testamente parašysi, taip jie bus tie pinigai ir tvarkomi. Žvelgiant iš šių dienų perspektyvos, atrodo gana paradoksalu, kad steigimosi pradžioje Lietuvių fondas ne tik nerėmė didžiųjų masinių lietuviškų dainų ir šokių švenčių, bet atvirkščiai tikėjosi, kad jų rengėjai galėtų paaukoti ir paremti patį Lietuvių fondą. Mes esam priėmę tokią maždaug formulę, kad jeigu šitie didieji kultūriniai parengimai turi kokių nuostolių, tada tegu ateina, mes padėsim nuostolius išlyginti. Bet kaip žinote, šitie didieji parengimai atneša didelę pelną ir, pavyzdžiui, didelės sumos jaunimo kongreso, pavyzdžiui, rengiamas, tautinių šokių, dainų švenčių dažnai lieka surinktų pinigų. Ir šitiems reikalams iš visuomenės lengviausia pinigų surinkti, kadangi visi nori aukoti, yra didelis dalykas, bet jis yra laikinas dalykas, yra neišliekamas, kultūrinis neišliekamas dalykas. Jisai su uždangos nusileidimu pasibaigia ir visa kultūra, tik tai įspūdis palieka. Iš Klivlendo atvykau su geriausiais linkėjimais Lietuvių fondo vadovybei. Pirmaisiais gyvavimo ir veiklos dešimtmečiais viena iš pagrindinių lėšų telkimo priemonių Lietuvių fondui buvo įvairūs pelningi, publikos dėmesį patraukiantys renginiai, pokyliai bei koncertai. Tuo tikslu fonde netgi veikė taip vadinamas parengimų komitetas. Mes jį pavadinsim talkininkų ir padėjėjų, reiškia. Vėl prieinam prie ponios Marytės Rimienės, mūsų didžiųjų parengimų vadovę.
Jos pagalba mūsų parengėme nepaprastai gerai, surenkam po keliasdešimt tūkstančių. Aš darydavau tos banketus, buvo labai sėkmingi, po 450 žmonių. Tuomet buvo, žinai, tam Martinik buvo antram aukšte. Net linguodavo grindys, žinai, kadangi antras aukštas. Labai graži ta buvo vieta, žinai, Martinik. Tai aš būdavau taip, duodu 2 bilietus. Vienas yra veltui ir pagal tam tikrą, kokią auką duodi, tu gauni tokį bilietą ir tuomet $100 duodi Lietuvių fondui. Ir tau vienas bilietas yra veltui ir prie garbingos vietos. Taip aš pritraukdavau labai daug naujų narių. Dr. Nicholas Maravčevič. Ir mes padarydavom pinigų ir paskiau darydavom koncertus. Stasys Baras labai aktyviai dirbas ir fondo valdyboje, ir fondo taryboje, ir parengimuose. Fondas yra geram kely, reiškia daktarų sukurtas, bet kartais jie finansiniuose reikaluose ne per daugiausiai ir nusimanydavo. Tai kada atėjo Kilius, atėjo, sakysim, Ostis, neskaitant manęs, Rūta Staniulienė, atsirado Čyvas, reiškia atsirado visai kitas galvojimas su investicijom ir taip toliau. Ir mes nepaprastai gerai, sakyčiau, mūsų finansinis stovis yra pavyzdingas. 71-4 metais buvo pasiektas $1 milijonas pinigais, kaip sakant, suplaukusių į tą fondą. Tai buvo savotiškas, sakyčiau, šventė, neįtikėtina. Daugelis buvusių skeptikų, kurie anksčiau abejojo Lietuvių fondo reikalingumu ir jo sėkme, netrukus taip pat tapo jo nariais. Tuo metu dar, žinoma, toli gražu buvo Lietuvos nepriklausomybė, tai ir Lietuvos ateičiai buvo noras turėti kapitalo saugojimą. Teisingai, aš labai gerai prisimenu, kai mes rinkom pinigus ir visą laiką skelbėm, kad šitie pinigai paaukoti, kiekvienas $1 eis nepriklausomai Lietuvai, jeigu Lietuva bus laisva. Ir dabar Lietuva laisva. Laisva ir tuomet ką? Iškylo, žinai, žmonėse sako, ne, kad mums reikia čia yra gyvenam, čia yra mokyklos, žinai, kadangi mes iš Vokietijos atsivežėm tas mokyklas čia. Tai sako, čia reikalinga irgi veikla tęsti, kad nenumirtume, žinai. Tai tuomet padarėm visuotinį suvažiavimą. Ir buvo nutarimas, kas nori, kiek tu nori duoti Lietuvai iš savo paaukotų pinigų arba čia palikti. Tai vienintelis žmogus buvo iš Bostono, kuris daug buvo tuomet buvo, tais laikais atrodė, kad jie daug, galbūt, nežinau, gal jis turėjo, gal 7-8 tūkstančius jau paaukojęs Lietuvių fondui. Tai jis atidavė Lietuvai savo pinigus tos. Lietuvių fondo nariai ir vadovybė tuomet taip pat nusprendė padaryti išimtį. Pirmą ir vienintelį kartą buvo išimtas $1 milijonas. Ši simbolinė dovana buvo skirta bent nedidelę dalimi prisidėti prie atsikuriančios Lietuvos švietimo ir kultūros poreikių. Fondo paskirta $1 milijoną Lietuvoje skirstė iš lietuvių kultūrininkų ir menininkų, mokslininkų suburta to milijono taryba. Ir tuo metu tai buvo rimta parama Lietuvos kultūriniam gyvenimui, Lietuvos mokyklai. Buvo skirti pinigai ir Čiurlionio meno galerijos rekonstrukcijai,
ir Katkevičių rūmuose naujai įkurtai dailės galerijai buvo paremti Lietuvos orkestrai, įgyti orkestrams šiuolaikiniai instrumentai, buvo remiami mokslinių knygų leidimai ir lituanistikai itin svarbių šaltinių skelbimas. Ir kas labai svarbu, vadovėlių, užsienio vadovėlių vertimai ir savų vadovėlių kūrimas buvo paremtas taip pat Lietuvių fondo lėšomis. Svarbi finansinė parama tuomet taip pat buvo suteikta Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui Vilniuje. Daktaro Gedimino Baluko iniciatyva Lietuvių fondas įsigijo pasaulyje garsaus menininko ekspresionisto Prano Domšaičio meno kūrinių rinkinį. 528 Domšaičio paveikslai yra Lietuvių fondo dovana Lietuvai. Prieš Antrąjį pasaulinį karą nacių valdomoje Vokietijoje šiuos mažosios Lietuvos menininko darbus buvo draudžiama viešai eksponuoti. Dėl to Pranui Domšaičiui ilgus metus teko keliauti po įvairias pasaulio šalis, o savo gyvenimo saulėlydį jis pasitiko Pietų Afrikoje. Lietuvių fondo rūpesčiu didžioji dalis dailininko meninio palikimo buvo nupirkta ir padovanota Lietuvai. Klaipėdoje lig šiol tebeveikia Prano Domšaičio kūrinių galerija. Laikas nuo laiko fondas norime, kad būtų plačiau pasisakoma, kuria kryptimi remti. Pavyzdžiui, labai konkretus klausimai iškyla, ar daugiau remti Lietuvoje kai kurios projektus, ar daugiau remti išeivijoje. Šiuo metu pagal gaires faktiškai mūsų pirmenybė yra JAV lietuviams. Bet mes taip pat ir skiriam paramą lietuviams visam pasaulyje ir net šiek tiek Lietuvoje. Tai mes esam daugiau tokia pasaulinė dabar ir mums svarbu, kad būtų kad Lietuva nebūtų pamiršta, kur be būtų lietuviai pasaulyje. Lietuvių fondas vien tik tai remia projektus, mes nevykdome projektų, o kažkas turi tuos projektus sugalvoti, kreiptis paramos ir iš tikrųjų įvykdyti juos, kad paskui didesnė grupė žmonių galėtų dalyvauti. Tai tas tikrai matosi, tas grįžtamasis ryšys, nes dalyvavimas to veikloj tiesiog išaugina žmonės suprasti, kad lietuvybė jiems yra svarbi ir jie norės pratęsti tą veiklą savo vaikams ir supras, kodėl tai yra vertinga. Lietuvių fondas yra tiek persipinęs su lietuvių bendruomenė, kad mes net neįsivaizduojame. Be lietuvių fondo, kaip mes galėtumėm vystyti lietuvybę, tai yra arterija. Tai yra arterija, tai yra kraujas mūsų visų lietuvių bendruomenėje. Visi geriausi projektai, visos idėjos, visos svajonių įgyvendinimai eina per Lietuvių fondą. Vakar, šiandien, vakar ir rytoj. Tie tėvai steigėjai jau jie numatė, kad tai bus ateinančiom kartom iš metų į metus, kad iš kartos į kartą būtų puoselėjama lietuvybė. Daug šeimų iš tikrųjų dabar, kai gimsta ar tai anūkas, ar sūnus, ar dukra, ar naujas vaikelis šeimoje, iš karto nuperka Lietuvių fondo narystę kaip dovaną, kad tai yra investicija į jų ateitį, kad išlaikyti lietuvybę ir tiesiog tam vaikui jau bus ateityje, jau jisai Lietuvių fondo narys nuo pat jaunų dienų. Ir tai, aš manau, labai graži tradicija tęsti tą lietuvybės giją ir tęsti ją iš kartos į kartą. Taip. Yra galimybė paaukoti Lietuvių fondui, sukuriant specialios paskirties fondelį. Mes turime labai ypatingų žmonių, kurie yra sukūrę specialios paskirties fondelius. Vienas iš jų yra prezidentas Valdas Adamkus. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of Lithuania, Valdas Adamkus and Mrs. Adamkus have entered the hall. 2009 metais buvo ypatinga proga mums su Alma dalyvaujant
mūsų pagerbime, kaip kad buvo minima, reiškia, buvo sukelta tam tikra pinigų suma, tikslu kaip tik, reiškia, sudaryti tokį fondą stipendijų mūsų jaunai kartai, sudarant sąlygas siekti mokslo aukštumų. Viskas, kas mano kalboje buvo pasakyta apie išeivijos indėlį į laisvės kovas, į pastangas ginti ir skleisti gimtąjį žodį be išlygų, skiriama ir Lietuvių fondui. Ačiū Jums už tokią gražią ir garbingą investiciją į Lietuvos ateitį. Tikrai norėčiau, kad tos stipendijos įvairiose srityse, ne tik, kur mano, reiškia, pasirinkta gamtos, reiškia, aplinkos apsauga, kurioj turėjau, kaip sakant, ir malonumo, ir garbės 50 metų išdirbti Jungtinėse Amerikos valstybėse, bet kitose srityse, žinau, tokie fondai jau yra sudaryti ir jie tikrai užtikrins mūsų tautos šviesą ateitį. Bendravimas tiek su nariais, tiek ir su paramos prašytojais vyksta tiek elektroniniu paštu, tiek telefonu. Per paskutinius 10 metų paraiškas projektų paramai ir stipendijom mes priimame internetu. Labai daug būna klausimų iš paramos prašytojų ir labai daug klausimų būna iš vertinimo komisijos. Ir labai svarbu sukoordinuoti darbą, kad būtų sklandus darbas tarp paramos prašytojų ir stipendijų prašytojų su vertinimo komisija. Bet labai įdomu, kad vis laik prašanti suma viršija beveik 4 kartus suma, kuria bus paskirstoma per pelno skirstymo posėdžius. Būna 3-4 milijonus, jeigu išskirstome apie 1 milijoną. Nespėjom užbaigti vieno skirstymo, prasideda antrasis, sekantis stipendijų skirstymas. Ir tas ciklas vyksta ištisus metus. Mūsų didžiausias testamento palikėjas. Klausimas yra, kaip fondo investicijos yra investuotos. Mes žiūrim į tokį 10 metų ateitį planą, nelabai bandom pakeisti dalykus dėl 10 dienų ar 10 savaičių arba 10 mėnesių. Tai daugiausia mes turim akcijų, equities, tai stokai. Ir bandom juos laikyti per 10-metį, nes mes manom, kad jie už porą metų auga, biskį sutraukia, biskį auga vėl, bet ant galo tikim, kad augs daugiau negu laikyti bankuose pinigus. Tai, ir be to turim biskį tokių privatų akcijų, irgi turim real estate, nekilnojamasis turto fondelių ir tokių hedge fondelių irgi, bet tie 3 yra gal 20-25% visas turtas ir biskį po biskį tik, kaip sakiau, ką nors kitą mes nelabai daug pakeitam, kaip toks lietuviškai ice cream cone, nežinau kaip pasakyti, bet mes biskį paleidžiam ant šonus, tik kad pagerint, bet niekad viską suvalgome, niekad pakeičiam labai tokia greitai. Aš manau, kad bendrai Amerikoje gyvenimas yra toksai daugiaspalvis, kad reiškia mes visi čia gyvenam, esam apsupti Amerikos, turim savo darbus, savo profesijas ir panašiai. Bet ta daugiaspalvis gyvenimas ir yra ir tuo pat ir etninis gyvenimas. Ir manau, kad fondas ypatingai yra unikalus, nes tie pinigai neišeina, tie pinigai lieka, tie pinigai yra saugojami. Tai pagrindinai auka fondui yra amžina auka, nes tas kapitalas bus ir jis amžinai rems lietuvišką veiklą. Čia yra neužsibaigiama dovana. Mano draugai sakydavo, kad kai mano tėvas ateina prie kitų žmonių, jie paima savo ranką ant savo piniginės ir laiko, kad jie žino, kad jis bando surinkti pinigus dėl lietuvių fondų. Ir žinau, kad ilgas valandas kartais jis negrįždavo namo vakarais, todėl jis posėdžiavo arba Čikagoje, arba jaunimo centre, kur nors.
ir mama pasakodavo, kad jis renka pinigus dėl to Lietuvių fondo. Kai aš buvau pradžios mokyklą, aš dar nesupratau visiškai, kas buvo tas Lietuvių fondas. Vėliau supratau gimnazijoje, universitete, dėl ko jis rinko tos pinigus. Ir jis norėjo, kad aš ir mano brolis Edis, kad mes užaugtum kaip lietuviai. Ir dėl to aš čia esu dabar Lietuvių fondo taryboje. Aš dalyvauju, kad mano vaikai žinotų apie lietuvių kalbą, lietuvių gamtą, lietuvių kultūrą. Jie lankė lituanistinės mokyklos, šokių grupėse, kalba lietuvių kalbą, rašo lietuvių kalbą ir jie irgi, kad jie susipažintų su lietuvių kultūra ir su Lietuva. Ir tą reikia tik tai, reiškia, tikrai nulenkti galvą prieš visą išeiviją, kuri šitą fondą savo darbu, savo meilę Lietuvai ir lietuvybei yra padariusi. Tas perviršijo visas viltis, ar net ir fantaziją, kadangi čia yra pagrindas lietuvybei ne tik šiandieną stiprinti pasauliniu mastu, bet ir žvelgiant į ateitį beveik garantija, kas bebūtų, kas neatsitiktų, kaip sakant, su Lietuva ar su mūsų visa tauta. Fondas bus ta paskutinė viltis, kuri palaikys ir išlaikys lietuvybę mūsų tarpe. Todėl aš turiu, reiškia, tikrai nulenkti galvą prieš Antaną Razmą, su kuriuo labai artimai dirbau, gerbiau už jo patriotizmą, pasišventimą. Jisai tikrai atliko ir pasistatė savo, sakyčiau, amžiną paminklą šio fondo sukūrimu. Žinot, asmeniškai teisingai reiškia yra didelis pasitenkinimas. Ne tik galbūt toks gal egoistinis, bet tokį daugiau ideologinę prasme, kad visgi kas nors buvo duota mūsų lietuvybei, neteisingai ar tautai. Bet žinoma, aš jokių būdų nenoriu tą prisimti tik savo. Čia, aišku, yra mūsų visų fondo darbuotojų nuopelnas ir tie visi laimėjimai mums visiems priklauso. Nes aš vienas būčiau nieko nepadaręs, jeigu būčiau nepritraukęs kitus į tą fondą. Ir tik tai galbūt man pasisekė iškelti idėją ir mėginti pritraukti gerus žmonės, bet visi tie nuopelnai čia priklauso šimtais, net ir tūkstančiams žmonių, kurie ir dirbo, ir aukavo. Čia mūsų visos visuomenės, tie, kurie prisidėjo prie fondo, yra mūsų atsiektas laimėjimas. Tai, ką sudėjome į tuos kelis sakinius ar žodžius, tai yra sielos dalykas.